Norai pildosi. Dažnai žiūri į žmonės ir matau, kaip jūs visur kažkur tai skubat. Netgi kontento vartojimui. Duok jums trumpus, greitus, ryškius video, kaip TikTokas, Reelsas, YouTube Shortsas. Jūs kad nors pagalvojat, kur jūs skubat? Arba kas jums varo? Kas jums neduoda ramiai ir lengvai džiaugtis gyvenimu. Pavyzdžiui, įsitrenkti galvą, kaip aš į kažkokius šianai šakas Zimbabvės sostinėje Hararoj. Pagalvoti apie jūsų gyvenimus. Kas yra jūsų gyvenimas? Kodėl jūs dabar esate tokio situacijoje ar kitokio situacijoje? O kaip jūs norėtų būti? Kaip jūs dabar jaučiaties? O kaip iš tikrųjų norėtumėt jaustis? Paprastas klausimas, kurį reikia užduoti kasdien. Kaip aš noriu dabar jaustis? Į tą klausimą jūs neatsakysit bėgdami. Kad į tą klausimą atsakyti, reikėtų sustoti. Jeigu tai vasara, nusiauti batus, basam pasivaikščioti po žolę, pabandyti pajausti žemę, gyvenimą. Gal kažkam reikia oro, gal kažkam reikėtų įbristi į vandenį. Bet pagalvokit, kur ir kaip jums reikėtų atsidurti. Bet tai turi būti paprasta elementari aplinka, kad pagalvotumėte, kaip ir ką jūs norit jaustis. Netgi ir jeigu negalit basinų veikti ant sniegas ar Lietuvoje blogas oras, vis tiek, važiuokit savo klausimą ir kuo dažniau, tuo geriau. O kaip aš dabar norėčiau jaustis? Kai sakys, tai tau čia gerai, tu čia turi laiko, čia tau gali keliauti. Bullshitas, kiekvienas jūs turit laiko. Jeigu kas nors galvojat, kad neturit laiko, parašykit man į telegramą Saulius Gintautas ir mes greit atrasim pas jum laiką. Manau, kokias 3-4 valandas kasdieną. Kas biški kažkiek tai galvoja apie savo gyvenimą, patys suprantat, kad to laiko turit sočiai, tik tai neaišku, kam ir kur jį švaisto. Taip pat mėliai sustojam, pagalvojam, kaip aš noriu dabar jaustis ir pabandot tą dalyką prajausti. O po to rašykit komentaruose, pavyko ar ne.